Šiandieną tas mano atėjimas į muziejų, į galeriją, tai yra jūsų dėka. Nes tikrai aš negaliu atsakyti, negaliu neateiti, nes pirmiausiai Modris Tennysonas tikrai ne vieningo Kauno narys. Ir jokiais, o jeigu rimtai, tai yra mano labai stiprus puslapis kūrybiniam gyvenime. Ir tai, kad būtent Modris Tennysonas prisimenamas, pagerbiamas tokių rimtų pavydalų kaip ekspozicija, archyvinė ekspozicija, meninė, viename iš prestižiškiausių Kauno galerijų, rodo, kad tai yra ne tik Kauno įvykis, o ir visos Respublikos. Ir belieka tik apgailestaut, baigiant preambulę, nes jau laikas pradėti mūsų susitikimą. Gaila tik, kad šitas renginys įvyko ne Kauno kultūros sostinės rėmuose. Kauno kultūros sostinė turi būti pirmiausiai modernios, unikalios ir niekur kitur Europoje nesutinkamos kultūros ekspozicija, o ne įvežtiniai projektai, kurie netgi jau su kvapeliu. Tai tokia mano preambulė, taip kad aš norėčiau dar kartą pareikšti gilią padėką jums ir už kvietimą padėkoti, už organizaciją šio susitikimo ir už tą išskirtinį, retą šiais laikais dėmesį tarybinės kultūros laikotarpio vienam iš iškiliausių antitarybininkų Modriui Tennysonui. Na, dabar jau žinoma jums žodis, aš jau tyliu. Tai ką, labai smagu, kad jūsų tiek daug susirinko. Susirinko kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus ar režisieriaus Modrio Tennysono gerbėjai, gal ir vienų ir kitų, bet kokiu atveju tai buvo du tokie titanai, tai reiškinys, Kauno reiškinys kultūros. Ir pabandykim susijęti tas dvi asmenybės, Modrių Tennysoną ir Giedrių Kuprevičių. Kaip viskas prasidėjo? Prasidėjo tai iš tikrųjų nuo pat pradžios. Aš kaip ir pasižymėjau, kad Modris Tennysonas sukūrė pantomimos spektaklius tokius kaip Mamutų medžioklė, Saugokite Peteliškę, ir muzika buvo Giedriaus Kuprevičiaus. Yra iš tikrųjų labai įdomu. Tai jūs abu buvote du jaunuoliai, kiek ten 25 maždaug metų abiem. Kaip jūs susitikote? Kas, kurį pakvietėt? Kaip visą tai vyko? Kaip Tennysonas rinko pantomimos grupę, tai čia kažkiek tai buvo prašyta, kad ten buvo ar skelbimai, ar dailės akademijai, tuo pačiu metu institute. O kaip paskui viskas vyksta? Ar ten buvo skelbimas, kad kurių spektaklį reikia muzikos? Ar jūs, žodžiu, žodis jums nuo pat pradžios, kaip jūs susitikote su Modriu Tennysonu? Mes susitikom normaliai, susitikom, kaip ir visuomet susitinki, kada bendradarbiavimas prasideda kažkokioj kultūriniai įstaigoj, šiuo atveju teatre. 68 metais aš baigiau muzikos akademiją arba valstybinę konservatoriją. Ir jau prieš tai jau buvau Kaune dėl to, kad mano tas mokslas paskutiniai metai buvo sudėtingas, nes aš tarnavau tarybinėje armijoje 2 metus. Iki nenuseno mano tėvai ir pagal įstatymą aš galėjau, reiškia, baigti greičiau tarnybą, kaip globėjas senų tėvų. Ir konservatorijoje aš turėjau mokytis neakivaizdiniu arba vakariniu, kokiu tai aš dabar nepamenu būdu, taip sakant, lankščiai derinant dieninį su nedieniniu, nes mus tai išleisdavo iš dalinio, tarnavom visas būrys mūsų konservatorijos studentų,
dalinį Vilniuje. Komisaras Petronis mus paliko, neišvežė kažkur kitur kaip muzikantus, mes orkestre tarnavom. Tai buvo komfortas, žinoma, ir puikios sąlygos, jokių nebuvo tenai problemų. Ir už tai aš baigiau truputėlį vėliau studijas negu visi kiti, nes tie metai iškrito man keli. Ir 66 aš jau pradėjau dirbti Juozo Gruodžio technikume. Mane jau žinojo ne tik kaip tėvo sūnų, bet ir kaip Giedrių Kuprevičių, nes jau reiškiausi, buvo visokiausių avantiūrų jaunatviškų. Ir 68 metais aš jau galutinai atvažiavau į Kauną. Ir čia, kaip tik tuo metu, jau antri, man atrodo, metai iš Vilniaus buvo atsikėlęs ir Jonas Jurašas. Aš su datom galiu truputėlį klysti, dėl to, kad jau ne ta galva. Aš pasirašiau, Mamutų medžioklė 68, Staugite Peteliškė 69. Taip. Ir 68 metais Jonas Jurašas, statydamas spektaklį Mamutų medžioklė, groteską Kazio Sajos, matė, kad šitame spektaklyje be didesnio kiekio muzikos nebeišsiversi. Na ir ieškojo kompozitoriaus, kuris galėtų tą muziką sukurti. Jono Jurašo metodika darbo su nauju spektakliu buvo sekanti. Jis reikalavo, kad visi spektaklį užimti kūrėjai būtų visose repeticijose. Tai žinoma, tokia visiškai buvo nenormali situacija. Tarkim, kompozitoriui, kuris turėdavo iš ryto ateiti į dramos teatrą ir sėdėti repeticijose, žiūrėti, kaip Jonas Jurašas ieško mizanscenos su aktoriais. Bet man kaip jaunam autoriui, kompozitoriui pradedančiam savo karjerą, koks skirtumas, ar namuose sėdėti, ar teatre. Aš neturėjau jokių kaprizų ir jokių ambicijų, išskyrus savigarbą, kuri niekad iš tų žmonių, su kuriais aš bendravau, nebūdavo pažeidžiama, kaip ir iš mano pusės. Ir ta pagarba, reiškia, kurią rodė kūrėjas vienas kitam darbo metu, buvo stebuklinga. Jinai bylojo apie tai, kad galima ginčytis, bet galima ir kurti. Ir tai vykdavo per kiekvieną repeticiją. Tai čia šalia sėdėjo Janina Malinauskaitė, dekoro ir kostiumo autorė. Čia sėdėjo apšvietėjai, čia sėdėjo garso būsimas režisierius, čia sėdėjo kompozitorius. Ir scenai kulisuose buvo pianinas ir praktiškai muzika buvo kuriama spektaklio metu. Tai ir absoliučiai unikalus dalykas, nei vieno teatrologo nesudominęs beje. Dėl to, kad aš dar nesutikau nei vieno teatrologo, kuris turėtų ausis. Jis turi akis, bet ir su tom blogai, nes dažniausiai ateina ne į tą spektaklį, kurį aprašo. Mato vieną, o rašo apie kitą. Tai būna labai juokinga. Tai darbas su Jurašu buvo toks, kad čia pat tu motyvą kažkokį sugalvoji, čia pagroji, lyg tai grįžęs namo užtvirtini. Ir žinoma, čia pat buvo ir Modris Tenisonas, kadangi spektaklį jis dalyvavo kaip lygiavertis partneris, kaip trupė, ne foninė, ne šildanti, ne dar kokia, o būtent partneris, pilnas veikėjas, kuris nevaizdavo ar net kartojo aktorių, o kūrė papildomą anturažą, papildomą vyksmą. Ir tai buvo vėlgi tokia simbiozė, kuri buvo taip pat pasiekta Vlados Mikštaitės
muzikinėme teatre statant Dvoržako Undinę. Fantastiškas spektaklis buvo, fantastiškas. Beje, vasario 14 dieną yra 100 metų, bus 100 metų, kaip viena garsiausių lietuvių režisierių, pedagogių, Viretės Urmanos pedagogė vokalo, Martinaitytės Sabinos vokalo pedagogė, dar 5-6 puikių dainininkų. 100 metų. Aš dabar kol kas tyliu, man labai įdomu, kaip teatrai paminės. Abu teatrai. Operos teatras be vadovo ir Kauno teatras su vieningu Kaunu. Žiūrėsim, kaip paminės, kaip pagerbs. Vieną didžiausių, vieną ryškiausių ir to pačiu, reiškia, moderniausių ir avangardui neabejingų ieškančių režisierių, muzikinio teatro režisierių Vladą Mikštaitę. Būtent jo spektaklį Undiniai Dvoržako, kurią dabar neseniai pastatė Gytis Padegimas Klaipėdoj. Be pantomimos, žinoma, nes mes neturim dabar pantomimos teatro po Kęstučio žūties. Ir tai būtent, reiškia, buvo dar Modrio Tenisono, dar viena tokia nepaprastai reikšminga invazija į tokį gryną muzikinį teatrą. Ir kaip atgarsis tos invazijos ir Modrio Tenisono mokyklos, Modrio Tenisono filosofijos ir Modrio Tenisono muzikalumo, štai kodėl mes, reiškia, sutarėm, kad mūsų šio vakaro pavadinimas yra Judesys yra muzika. Kad tai yra toks vienis, tokia vienybė, kad muzika yra judesys ir judesys yra muzika. Tai ir Karalieniai Bonai mano, reiškia, operoj, kuri buvo pastatyta Kauno muzikinėme teatre ir išsilaikė galybę tenai spektaklių ir metų. Taip pat buvo pantomima. Tai buvo draiskalai pantomimos tradicijos Kauno trupės ir Modrio ir Kęstučio, vėliau draiskalai, reiškia, ir jau paskutiniai spektakliai, nors jie visi buvo anšlaginiai, gal kas iš jūsų čia esantis matė tą operą, tai būtent pantomimos artistai ten turėjo gana labai reikšmingus vaidmenis Ginto Žylio režisuotame operos spektaklyje. Taip, kad aš kalbu, reiškia, apie tos tokius, reiškia, junginius, kada drama susijungia su pantomima, opera susijungia su pantomima, muzikinis teatras susijungia su pantomima. Ir žinoma, pakalbėsim dar ir apie grynąją pantomimą. Kaip tas judesys patampa muzika. Aš net ir pasirašiau savo tokį klausimą. Jeigu paleistumėt muziką, ar mes atskirtumėm, ar tai yra Mamutų medžioklės muzika, ar tai yra Saukite Peteliškę muzika? Nu, dabar pabandysime mes pasiklausyti iš Mamutų medžioklės. Tai yra stebuklas, kad pavyko išsaugoti originalius įrašus spektaklio teatre, nes su archyvais yra labai liūdna padėtis Lietuvoje ir ne kol kas jinai tokia pati. Tarkim, Nemuno redakcija, keičiantis redaktoriui, kažkas sugalvojo, kad reikia visą tą, kas buvo iki to naujo redaktoriaus, išmesti, reiškia, kadangi netinka ideologiškai. Ir tik entuziastų dėka tos nuotraukos iš šiukšlyno vėl atkeliauja atgal. Panašiai yra nutikę su dramos teatro archyvo dalim. Ir gal fonogramoms daugiau pasisekė, nes nelabai kas ten prie jų prieina, ten dažnai būna užrakinta. Tai liko tos fonogramos ir iš mano studentų
kai dar dirbo universitete, mes turim tą specializaciją muzikos, technologijos muzikos garso režisieriai. Tai buvo jau orientuoti į tai, kad bet kas turi būti saugoma, kad patinka tau, nepatinka, gražu, negražu, kreiva juosta ar suklijuota, tai turi saugoti, tai yra archyvo, tai yra kultūros dalis, o ne tai, kaip operos teatre ieškojau aš statant Klaipėdoj Balsio operą Kelionė į Tilžę, kadangi operos teatre buvo pastatyta, pirmas pastatymas. Aš ieškojau natų, tai man pasakė, kad išmetė natas, nes jos buvo labai negražios. Sudėvėtos, kitaip sakant, neestetiškos, jas išmetė. Tai buvo, paskui, žinoma, vargas ieškoti. Tai va dabar mes pasiklausysim patį pirmą muziką iš Mamutų medžioklės, tai yra 1967 metų mes čia jos įrašus padarėm, 8 įvyko premjera ir spektaklis buvo uždarytas, irgi tokiom labai keistom aplinkybėm, jeigu bus laiko galim papasakoti, bus gal ir įdomu irgi apie tai, nežinau, filme ar apie tai rodoma ar nerodoma. Nes nebuvau pakviestas į filmo Mamutų medžioklę premjerą, sužinojau tik iš kaimynų. Tai va, dabar mes paklausysime įžangos muzikos. Be abejo, šita visa uvertiūra nevyko taip, kaip kad visi sėdi ir klausosi šios žavios, reiškia, genialios muzikos. Taip, vyko vyksmas. Ir nuotraukose, kurios yra išlikusios, matosi tie langai tokie, ten vykdavo Modrio trupės pasirodymas. Reiškia, tai buvo jau vyksmas, vyko su judesiu. Ir šita uvertiūra buvo sumanyta ne tai, kad pagrot prieš, kaip Verdžio operai, tai bet įvesti į atmosferą. Ne su tekstu, kurio yra pakankamai daug, bet įvesti su atmosfera, vizualinė, teatralinė atmosfera, kurti, reiškia, reginį, visą tą perkeltinę, reiškia, antro plano supratimo, to perkeltinio supratimo, paslėptos
paslėpto pranešimo situaciją kurti galima tik tai meniniam priemonėm, intonacijom, šviesomis ir net ir muzikoje, tarkim, rylininkas, kuris yra pagrindinis viso, reiškia, spektaklio variklis, su savo zongais, kaip mes vadinom, zongai, reiškia, tokios grubios dainos, ne romansai, o zongai, reiškia, čia toks yra daugiau vokiško muzikinio teatro, groteskinio teatro, Bertolto Brechto, Vailio, reiškia, teatro atributas. Buvo čia sekama šito. Ir va štai rylininko daina. Čia ant viršaus būdavo dainuojama dėl tų tekstų. Taip, visas vykdavo, kadangi aktorių balsai buvo ir liko ir yra iš viso, reiškia, apgailėtini, dainuoti jie nemoka, kaip reikia, tai to dainuojamosios poezijos, reiškia, dvasiai, tai negali duoti jam tokio dainavimo, reiškia, gryno, kaip muzikiniam teatre, kad mes turėtume. Ir reikėjo dengti šitą trūkumą, vokalų stygių, dengti reikėjo. Pavyzdžiui, Rūta Staliniūnaitė iš vis neturėjo jokių vokalinių gebėjimų. Klausą turėjo, bet jinai buvo antimuzikali absoliučiai, reiškia, su ją neįmanoma buvo nieko daryti. Pykdavo ir šaukdavo ir rėkdavo, reiškia, kad manęs nieks neprivers nei dainuoti, nei ten šokti, reiškia. Bet jinai buvo puikiai aktorė, dramos aktorė, reiškia, ir kada mes darėm Karalių Matėjuką pirmąjį, kurim pagrindinį vaidmenį atliko, tai aš turėjau žiaurę praktiką visam gyvenimui, kad niekad su aktoriais nesusidėk, nes tai turėsi tik didelius nemalonumus. Tas pats buvo paskui, kai Jurašas statė antrą kartą Barbarą Radvilaitę ir kai antroji ta, kaip jos pavardė? Taip, irgi, reiškia, buvo konfliktas, nes jie sakė, aš su ta muzika negaliu padaryti vaidmens. Nu tai, sakau, tai paimkit Bachą ir padarysit vaidmenį ir visas to baigėsi, aš daugiau ten nedirbau. Tai toks, reiškia, toks, kai kada įvyksta. Tai su Mamutų medžioklė mes turėjom tą problemą. Bet būtent Modrio Tenisono trupės buvimas, reiškia, spektaklyje kompensavo visus tos, reiškia, muzikinės meistrystės stygių. Čia yra mūsų, žinoma, teatrinės mokyklos bėdos, aš kitaip negaliu pasakyti, nes tų bėdų neturi dauguma Europos valstybių, jų neturi prancūzai, jų neturi italai, jų neturi vokiečiai, netgi neturi, kur ten su to dainavimu visuomet, reiškia, būna labai daug juokingų dalykų. Rusai, aš jau nešneku, reiškia, kur fantastiškai valdantis balsą ir intonaciją žmonės. Ir tas intonacijos valdymas ir yra dainavimo, artėjimas link dainavimo. Aš susidūriau, kada režisierius teatre prašo, šiuolaikiniam teatre, reiškia, teko man ir vėliau rašyti muziką. Ir Vaitkaus spektakliams, ir to paties Padegimo, ir Rubinovo kameriniam teatre daug spektaklių. Tai aktorius sako, prašo aktoriaus, jūs galite pasakyti, o aš nenoriu. Ir aktorius sako, aš nenoriu. O jis atsako, o jūs galite pasakyti, aš nenoriu. Ir jis kartu, aš nenoriu. Reiškia, jis net negirdi, kad yra intonacijos kolosalus skirtumas tarp to, ką jis prašo ir ką tu pats sakai. Kad tu negirdi, kad tu nepakartoji. Tu net nepriartėjai, reiškia, prie to.
Tai va, reiškia, čia yra mokyklos stygius. Tik. Čia ne galvos reikalai, čia yra mokyklos, technikos stygius. Pabandykite, reiškia, grįžtit namo ir jau baigėsi pavakarieniavot ir vyrui ar žmonai, ar sūnui, ar dukrai, jis sako, tai gal jau eisim miegoti? Ir pažiūrėsit, kokia bus reakcija. O čia, reiškia, yra teatras. Arba troleibusui, jūs sakot, ar jūs lipate, seka iš jo? Va čia, reiškia, ir pantomima yra va šito kompensavimas. Jinai tą daro be teksto. Jinai žaidžia, reiškia, judesiu, jinai žaidžia savo kūnu, kuris yra minimaliai, reiškia, eksponuojamas su priedais. Tai yra triko, viskas, daugiau nieko nėra. Jokių, nebent kažkoks, reiškia, papildomas atributas, kokia gėlė ten, ar diržas, ar kokia nors dar detalė, skrybelė, batai kokie nors su bumbulu. Tie dalykai gali būti, tai reiškia, kaip papildoma labai atsargi detalė, bet jokiais būdais ne maskaradas, Ir tai net mūsų užgavėnių scenui karalieniai būna, šitie dalykai irgi buvo labai jautriai išspręsti užgavėnių, kokios kaukės turi būti pantomimos artistui. Neperkrautos, reiškia. Tai aš tiesiog pasakoju apie tą kompleksinį teatrą, apie kurį labai apgailestauju, kad mūsų menotyra, mūsų kultūrologija, reiškia mūsų teatrologija, mūsų muzikologija aplamai visiškai, reiškia, su publika šitais klausimais nebendrauja. Yra išeliminuoti šitie dalykai. Pasakoja apie visai kažkokias periferijas, kažkokias, reiškia, anekdotus, kažkokias nesąmonės, kažkokius istorinius faktus, kuriuos tu gali kiekvienam internete jungtam, reiškia, morge net įjungęs internetą gali rasti, reiškia, viską tą patį, ten laukdamas tas skrodikas to naujo ten motociklininko. Tai, reiškia, jis gali žiūrėti ten tūkstančius variantų apie tą istoriją, kaip Aida buvo sukurta, taip? O mes skaitome 2 puslapius, jisai rašo, arba jinai rašo, reiškia, kaip Verdi sukūrė Aidą. Lyg tai šalia sėdėjo ir matė. O nurašo nuo Wikipedijos, dar su klaidom. Tai vat, o apie tos dalykus, apie kuriuos aš čia kalbu. Tyla, nėra. Ir tada mes sakom, publika darosi kvaila. Aišku, kvaila, šitoj vietoj kvaila, protinga, ten kaip reikia paskaičiuoti palūkanas, bet reiškia absoliučiai kvaila, kai reikia susigaudyti, ar po šito spektaklio reikia atsistoti. Kodėl reikia atsistoti, aš nesuprantu, kad ten buvo niekas, ten atsigult reikia ir gulėti ilgai. Gal tada ten supras scenoje, reiškia, kad buvo niekas. O čia visi atsistoja ir dar pradeda giedoti Lietuva brangi. Tai, kiti nesupranta, kad čia buvo anglų kalba viskas pasirodo. Tai va, suprantat, mes gyvenam tokiam absurde. Ir čia labai trūksta moterio. Labai trūksta modrių. Trūksta tenisonų. Trūksta, reiškia, tokių žmonių, kurie į meną žiūrėjo ne kaip į uždarbį, ne kaip į projektą, ne kaip į europinius pinigus ir ne kaip į festivalį, o kaip į sąžinę. Į sąžinę, reiškia, kuri yra nuolat su tavim. Nuolat. Nepalieka tavęs net miegant. Nepalieka. Neįsidedi tu jos į tą dantų protezo stiklinę.
o iš ryto užmiršti įdėti burną. Tai čia reiškia yra, vat, mes kalbam apie Modrį Tenisoną kaip apie sąžinę. Ir ta sąžinė prasidėjo anksčiau negu etapas Kaune, jinai prasidėjo Latvijoje. Ir prasidėjo vėlgi su nesusitaikymu, su rutina, su nesusitaikymu su tuo neįdomių, paskendusių rutinoje ir kanonuose teatrų, kuris jam visiškai netiko. Jis neleido, ne žmonės jame dirbantis, bet sistema neleido Modriui realizuoti savo kūrybinio matymo, regėjimų, vizijų. Ir Lietuva, kurios teatrinė kultūra turbūt nuo buržuazinio to laikotarpio, dar reiškia prieš karą, prisiminkim visus Vilkolakius ir visą kitą, reiškia, čia labai įdomus yra irgi. Yra beje labai įdomių knygų apie tą laikotarpį, labai rimtų, čia aš jau tik pasidžiaugti galiu. Visi tie streikai vykę, reiškia, čia su menininkų susikirtimai, ką mes ir bandėm operetėj Kipras Fiodoras ir kiti parodyti. Irgi ne visai gerai mums baigėsi, nes parašė lietuvių kalbos mokytojos skundus ir spektaklį nuėmė. Tai visai būna, reiškia, su tavo darbais. Bet jeigu grįžti prie Modrio Latvijoje, tai reiškia, jisai ten praktiškai turėjo pabėgti, jis turėjo emigruoti. Taip kaip Bela Bartokas emigravo iš Vengrijos, tai kaip Rachmainovas iš Rusijos. Ir daug tokių mes turime pavyzdžių, kada menininkai savam krašte pasidarydavo tautos priešais. Būtent tautos priešais. Tautos priešais. Kada tu plačiau pradedi žiūrėti savo kultūrą ir nesutelpi į tos siaurus, reiškia, konservatyvius ir blogąją prasme nacionalistinius iškerėjimus, tai tu esi priverstas bėgti, tu esi priverstas trauktis, tu nelaimėsi, tu negali laimėti. Ir tai yra istoriškai, reiškia, daug kartų patvirtinta ir patikrinta. Arba lieki čia ir tu lieki, reiškia, tokioj labai sudėtingoj, gluminančiai, slegiančiai ir galiausiai tave sunaikinančioje atmosferoje. Daug mes tokių pavyzdžių turime ir čia Lietuvoje, reiškia, įvykusių. Ir Modris persikėlė į Lietuvą ir čia randa tą terpę, kurioj gali realizuoti savo sapnus. Dienos sapnus, kaip sakė Friedrichas Nietzsche. Jis turėjo tokį labai gerą išsireiškimą, dienos sapnai. Dienos sapnai, čia ne tie naktiniai, reiškia, čia yra visai kas kita. Ir čiagi vėl veikia tarybinė sistema labai įdomiai. Ką negalėjo daryti galbūt menininkas su tokiais dienos sapnais lietuvis Lietuvoje, tai atvykęs iš Latvijos, tarybinės Latvijos menininkas, negalėjo niekaip būti draudžiamas, dėl to, kad tai buvo draugiška respublika. Ir ideologiškai šitie dalykai žaidė ne tik tokioj situacijoje, apie kurią mes dabar kalbam, bet ir Moldavijoje turim tokių istorijų, Estijoje, ypatingai Rusijoje, Rusija brūkšnelis versus, sakykime, Rusija versus Armenija, Rusija versus Gruzija. Prisiminkite, tarkim, Hačaturianą, taip, reiškia visą jo istoriją, visą jo tą atitrūkimą nuo Armenijos ir kartu išlikimą labai armeniškų, nors gyveno ir kūrė Maskvoje. Tai va, turim tą tokį labai įdomų, BBC yra sukūręs visą seriją filmų apie tai, kurios
kurių mes kažkaip, reiškia, niekaip negalime parodyti. Mes galim viską parodyti, tik tai ne tai, kas mums labai būtų pravartu šitoj diskusijoje apie tarybinio laikotarpio menininkus, apie jų kūrybą, apie jų būsenas, apie jų dramas ir tragedijas, apie jų gebėjimą ir laviruoti, ir išlaviruoti, ir kartu sukurti tokius meno kūrinius, kurie iki dabar yra pasaulinėse enciklopedijose, ne tik kaip tarybiniai, bet kaip pasaulinės kultūros reiškiniai. Ir štai tas, reiškia, Modrio buvimas Lietuvoje užpildė labai įdomią ir netikėtą nišą. Būtent to bebalsio, tylaus meno pantomimos. O pantomimos menas Tarybų sąjungoje buvo vertinamas. Ir per ką? Per Marso, kurio mokinys neakivaizdiniu būdu buvo Bodis, kuris jo sekė, žavėjosi, mylėjo ir gerbė. Ir tas, reiškia, pantomima, ypatingai Rusijoje, buvo sutapatinama su juoku, su pajuokinimu. Išimant visiškai, reiškia, tą labai svarbų dviprasmybės elementą, kuris pantomimoje yra lemiantis, pagrindinis. Taigi, kas yra bebalsis menas? Tai kada tau negalima pasakyti, kada uždrausta, taip? Kaip čia juokiasi chirurgai, sakė, kad mes dar turbūt patys didžiausi chirurgijos virtuozai yra graikai, nes jie glandus operuodavo per užpakalį. Nes tuo metu, reiškia, graikai buvo, žodžio, laisvė visiškai, reiškia, panaikinta. Ten, kada tie juodieji pulkininkai, ar kas ten vadovavo. Ir prisistato graikų chirurgija savo, tai aš padariau operaciją glandų. Tai visi juokiasi, nu tai sako, tai čia tarptautinė mūsų čia konferencija, čia visi rodo, sako, čia va Uošvė rodo vienas, reiškia, chirurgas, kuris sudėliota ten iš 18 jo meilužių. Tai čia visokie, reiškia, yra dalykai, o jūs ką čia dabar, jūs mūsų juokinat su savo tais glandais. Paskui pasirodo, kad per užpakalį padaryta operacija, draugai, chirurgai. Bet to kalbėti negalima, burnos praverti negalima, tai kaip tu padarysi operaciją? Tai va, šitas dalykas, reiškia, čia mes kalbam apie labai tokius, tokius visiškai dabar nereikalingus dalykus, dabar ne tai galvoj visiems, dabar visiems viskas visiškai ne ten, net negalvoj, aš nežinau, kokiam organe dabar viskas čia sukišta. Ir ko mes dabar iš viso galvojame, jeigu turim su ko galvoti. Ir kas bus rytoj, nes matom, kiekvieną dieną tos žinios yra blogesnės, reiškia, jos blogesnės ir blogesnės. Ir, kaip sako, mes jau pasiekėm dugną, o vėl iš apačios beldžia. Vėl beldžia, reiškia, tai va ta dugnas, dugnas ant dugno. Tai šito, reiškia, pantomimos meno nebuvimas Lietuvoje yra dabar labai blogas reikalas, reiškia. Būtų labai laiku, bet jis neturėtų paklausos. Nes jūs pasižiūrėkite tam pačiam Facebook'e, aš labai gerai matau savo paskyroje. Žmonės absoliučiai, reiškia, nesuvokia antro plano. Jie visiškai nepagauna antros minties, aš jau nešneku apie 3, 4, Dieve. Jis perkeltinė prasmė jam nesuvokiama, jam reikia kalbėti tiesiai. O taip tiesiai, reiškia, kad net per pusę jį perskelį ir jis dar vis tiek nesuprato, reiškia. Kad čia yra perskeltinė prasmė, reiškia, čia niekas kita. Ir to nebuvimas yra paseka nebuvimo pantomimos, nebuvimo teatro, kuris, reiškia, turi tą Ezopo kalbą, kuri yra būtina visais laikais. Ir
esu šalininkas tos tezės, kad menininkas turi būti visą laiką opozicijoje, netgi tada, kada viskas klesti. Netgi kada visi laimingi. Tuo labiausiai turi būti opozicijoje, nes turi kažkas pasakyti, kad tai yra pavojinga. Gerbuvis yra pavojingas ateičiai, o didelis gerbuvis dabarčiai. Ir tai yra patikrinta, Mes tada prisigalvojam tokių dalykų, kurie vadinasi karas Ukrainoje. Ir jis plečiasi, ir jis negali sustoti, nes yra per daug gerbuvio. Ir to gerbuvio saugojimas, jisai sukuria tokią situaciją, kuri tu tampi absoliučiai nesaugus. Absoliučiai nesaugus. Visos situacija pradeda darytis nekontroliuojama. Labai sunku, reiškia, kaip tu sukontroliuosi nutrūkusi funikulierių žemyn lekiantį su publika. Niekaip nesukontroliuosi, jisai suduša pačioj viskas. Tik tiek. Tai ir bus kontrolė. Tai šitas stygius to žanro pantomimos yra labai, aš labai jaučiu, man labai trūksta iš vis įvairovės tos. Man nusibodo rėkiantis teatras apie antrą galą visą laiką kalbantis. Man nusibodo muzikiniai festivaliai be muzikos. Man nusibodo galerijos be paveikslų. Man nusibodo literatūra be literatūros, poezija be poezijos. Aš pasilgstu šitų dalykų, reiškia. Ir man atrodo, kad daug kas pasilgsta, nejaugi aš vienas toks išsigimęs. Daug kas pasilgsta, gal kiti neprisipažįsta, gal kiti tą daro slapta. Bet aš norėčiau vėlgi grįžti į Latviją ir pasakyti tai, kad jūs turbūt ir klausit manęs apie tą spektaklį. Apie spektaklį, kuris vadinasi Ugnies medžioklė su lavonu. Taip, nes čia jau yra miuziklas. Čia daug kas nežino šito įdomaus posūkio. Tai čia yra autorius Kregždučių, jeigu ką, ne Mamontovas. Iš tikrųjų, taip, po 72 metų Modris Tenisonas turėjo grįžti į Latviją, nes... Atsiprašau, mes dar paskui grįžim prie Peteliškės? Ar dabar? Galime mes gerai. Pavadovaukit. Gerai, pasiklausome, mes prieš tai klausėmės mamutus, kurie buvo labai lengvai lakstantis. Aš ten įsivaizdavau, ten tie medžiotojai tokie grakštus ir tie mamutai ten kažkur toliai. Tai dabar įdomu ta Peteliškė, kurią reikia saugoti. Jinai sunki. Kaip mes ją įsivaizduosime, ar kaip jinai plazda? Pasiklausyti. Žinot, aš tik galiu pasakyti, kad čia labai daug kalbėjau, dabar reikėtų man jau iš viso eiti namo. Tai su šituo spektakliu aš atvirai pasakysiu, aš nieko neatsimenu. Bet muziką turi? Turiu vieną numeriuką, radau, mes jį paklausysim. Bet aš nieko neprisimenu, ar ten buvo iš tiesų buvo kažkokių Peteliškių, ar ten, kad kokios Peteliškės, dabar iš karto visi galvoja, kad Peteliškės tai yra tos Peteliškės, va tos Peteliškės. Ten buvo gražios Peteliškės, ten teisingos buvo Peteliškės. Ten buvo spektaklis vaikams. Dabar jau žinoma negalima būtų tokių Peteliškių vaikams rodyti, nes šitie vėliai, mokytojai čia iš viso sukiltų šunų draugijos, visi kas tikrai netingi, kanarėlių saugyklos, padangų, reiškia, žeminių ir taip toliau, tie susivienimai, visi suprotestuotų. Tai yra šitie afroamerikiečiai, be abejo. Tai va, tai šitas spektaklis buvo, nepasakyčiau, kad jisai buvo labai sėkmingas, dėl to tai buvo solo spektaklis, tai nebuvo Eko Homo, kuris buvo tikrai labai stiprus spektaklis, labai rimtas pantomimos paraiška kaip filosofinis veikalas. Ir šitas vaidinimas vaikams toks buvo, reiškia, truputėlį toks ferija, toks žaidimas. Ir muzikos aš ten daug maž kažkokios prirašiau, bet aš radau tik vieną įrašą. Tai aš dabar galvoju, kiek ten tos muzikos buvo, jokių gaidų neliko.
matyt viskas kažkur išsibarstė. Ir mes dabar galime negražios buvo. Labai negražios, nes ranka rašytos, o jau ranka rašytos, žinot, tai čia yra blogai. Ranka rašytos tai yra blogos. Čia dainuoja Kauno vaikų berniukų choras Varpelis, mano bičiulio Donato Jokubonio vadovaujamas, kuris buvo taip pat labai pasinešęs, reiškia, jeigu taip žargonu pasakyti galima, į ieškojimus, įvairiausius, reiškia, tokius netikėtumus. Ir mes buvom prisigalvoję tokių tiems laikams labai netikėtų dalykų, sakykime, su Big Bito grupė Gintarėliai, vaikų choras, padarėm gėlių dainas, Binkio eilės. O kas yra gėlių dainos? Gėlės, tai buvo tuo metu hipiai ir visa kita. Ir tai buvo atlikta sporto halėj per gintarinės triubos, toks absurdas irgi, kaip gali būti gintarinė triuba, reiškia, neįsivaizduoju, reiškia, varškės smuikas, nu, gali būti, viskas gali būti, sovietmetį viskas buvo įmanoma. Ir buvo atliktas šitos dainos per tą festivalį, reiškia, aš ten buvau komisijos narys kažkuris, reiškia, ten visko vodavo už kažkokius tenai bitnikus, baisiai juokingai vaikai buvo. Tai ir čia, reiškia, vaikai grojo, o man atrodo, kad čia gal ko gero gintarėlių gal ir grupė ir fonė su tais nelabai derančiais instrumentais įgrojo. Įrašus mes darėme Kaune, radijo studijoje čia Daukanto gatvėje, iš kurios buvo paskui transliuojamos per sausio įvykius televizijos laidos, o šitoje pačioje studijoje čia buvo ir iš fortepijono, aš žinoma groju, kasgi daugiau, viskas buvo daroma, jokių atlygių, jokių pinigų, aš tik gaudavau kažkokius pinigėlius už muziką teatrui ir tai tokie irgi jie baisiai juokingi, nelabai ten daug gali nusipirkti automobilių už juos ir dalių jiems. Tai šitas spektaklis, čia yra finalinė muzika, jinai išliko tas įrašas, toks nelabai kokybiškas. Bet Violetos Palčinskaitės eilės, kur jinai irgi neranda tenai pas save to nei libreto, nei tekstų kažkokių tenai, sakau, tai Violeta, sakau, tai senstam, sakau, mes abu, tu mažiau, aš daugiau, bet kaip tu rasi tekstą pantomimai? Nustok vargt, sakau, einam miegoti ir baigti. Sako, žinai, kad taip turbūt ir bus. Taip ir nerado to teksto, kokie eilėraštį rado, programėlė įrašyta, o kas ten vyko, kokie tenai siužetai, kokia drama, kokie tenai Kirminas, kokią griaužę, kokį medį ir ten kokią peteliškę, kaip ten negražiai elgėsi su peteliškiu. Tai neaišku, taip ir lieka, reiškia, jau
nugrimzdė į Lietuvos kultūros istoriją. Bet pagal šitą muziką jinai jau artėja labai panašiai prie Ugnies medžioklės su varovais. Taip. Ir tas pats libretas ir pati ta muzika, nu, kaip po tokia, bet tai jau yra miuziklas, tai jau nebe pantomima vadinasi. Ir tai, man atrodo, kad gal įdomiausiai pasakykit, kaip čia dabar gavosi, kad ją pirmiausia sukūrė Latvija, bet paskui vis tiek Lietuvoj, kaip turėjo būti. Kur turėjo būti pirma? Žinoma, turėjo būti Lietuvoje ir turėjo statyti Jonas Jurašas. Bet kadangi buvo čia visokiausių, reiškia, jau problemų su juo, čia Barboros Radvilaitės laikotarpis, man atrodo, kad čia jau tas buvo paskui buvo konfliktas Maskvoje, mes statėm, aš rašiau muziką, jis režisavo Makbetą, teatre Sovremennik. Ten buvo maištas aktorių, tokie maištavo tie, kurie buvo už tarybinį teatrą ir nemaištavo tie, kurie buvo ne už tarybinį teatrą. Tai ten vienas nemaištavo. Ir aš nemaištavau, nes... Ir Vertinskaja, aktorė tokia gražaus veido, tokia labai švelni, jinai vaidino Hamletę filme. Vertinskaja. Man atrodo, taip. Jinai vaidino pas Jurašą Makbetę. Irgi labai įdomus buvo pastatymas, bet jis nepasiekė žiūrovų, jie uždarė jį. Ir čia buvo dar viena, reiškia, toks kabliukas. Ir turėjo čia statyti, bet mūsų vadovybė, mūsų visi kultūrai geriai, visi, reiškia, šitie vadovai kultūrų, masažuotojai, instruktoriai visi išsigando, kad čia gali būti nekas ir tada, reiškia, žaidė. Kol žaidė, tai Modris pastatė Latvijoje. Bet ten vis tiek muzika ta pati, viskas. Taip, muzika ta pati. Tai aktoriai kiti. Scena kita, kaip žiūrovas kitas, bet libretas viskas yra apie tą patį. Jis ir vadinosi taip pat. Ir aš atsinešiau, suradau programėlę, ko tik aš nerandu. Čia mes ją turime irgi. Uguns medibas ar dzinėjam. Miuziklas 2 dalių. Ir va čia, reiškia, parašyta didelėm raidėm Giedrius Kuprevičius muzika, o mažom raidėm Modris Tenisonas. Tarp kitko, Modris Tenisonas niekada nenorėjo didelių raidžių. Netgi šitoje parodoje yra žodis Tenisonas galvojom, aš taip įsivaizdavau, kad užklijuosim didelėm raidėm. O kadangi sūnus buvo architektas parodos ir jisai sumaketavo visai mažas tokias raides, sako, ne, jisai buvo kuklus, jisai tikrai niekada nenorėjo didelių raidžių. Patys darbai kalba už save. Už tai čia yra toks mastelis. Didelis darbas, mažos nuotraukos. Patys turite per, tos didelius ir mažus darbus pamatyti patys Tenisoną. Čia yra šiek tiek. Bet ne jo. Šiek tiek pozos. Čia yra šiek tiek pozos. Bet taip papasakoju, kadangi man pasakojo. Vien per šitą valandą aš kokias 3 parodžiau savo. Tai čia žinot, yra neišvengiami dalykai. Čia įeina į tavo specialybę, į tavo profesiją. Tu turi pozuoti. Tai reiškia, tu esi scenoje, tu niekaip kitaip neišeina. Ypatingai tokioje scenoje kaip teatro. Tu esi nuolatos. Paskui net įeini į tokią pozą, kad jau iš jos neišeini. Tu pozoj numiršti, tu guli grabia pozoj. Ačiū Dievui dabar urnoje, tai nesimato. O duosit pasiklausyti, ką nors tai iš tos... Bet ir neduosiu. Nes jeigu norite, kad man pasidarytų blogą. Bet ten aš nevien tik tai ne tik ta daina yra, ten ir daugiau. Aš radau įrašą ir latviškos versijos, bet jis yra 19 greitį ir senoj toj juosteliai magnetofoniniai. Ir mano draugai, tie, kurie galėjo ir norėjau, aš juos, reiškia, užkutinti, kad jie pervestų į skaičiukus,
bet mes neradau jų, tiesiog nesuradau ir negalėjau, reiškia, to įgyvendinti. Čia verta pasakyti keletą sakinių. Fonograma buvo įrašyta Vilniuje ir jie įrašė Končiaus vadovaujamas radio ir televizijos orkestras, kurį mes pastiprinome su simfoninio orkestro muzikantais, dėl to, kad jo ten neužteko. Visas įrašas buvo labai brangus tiems laikams. Ir visą tą istoriją aš esu aprašęs savo knygoje Koncertas, galite pasiskaityti, puslapio dabar neprisiminsiu, bet labai trumpai tik galiu pasakyti, kad kada mes paskaičiavom įrašo sąmatą, tai mums pasirodė iškia kosminė. Tiems laikams, tai buvo 74 metai, sąmata muzikos įrašo buvo 20 000 rublių, kai tuo metu Moskvičius kainavo 4 000. Oficiali kaina. Taip, 4 000 Moskvičius naujas kainavo. Tai reiškia, galima buvo 5 Moskvičius nupirkti. Ir kada mes su teatro direktorium nuėjom į kultūros ministeriją pas ministrą prašyti pinigų, tai kaip pasakėm sumą, tai jisai pabalo. Bet nenumirė. Tai tada pakvietė seną žydę, kuri buvo, kaip daug žydų tuo metu dirbo ministerijoje, o jinai buvo buhalterė vyriausiai. Buvo tokia visiškai pakumpusi, sulinkusi prie žemės ir išdžiūvusi, siaubingai vos matėsi. Jis ją pakvietė ir sako, čia yra atėję iš teatro ir jie nori pinigų. Kiek reikia, jie sako? Sako, jie nori 20 000. Nieko nebus, ministrė. Mes tokių pinigų neturim. Kas prašo, jinai klausė. Sako, čia yra Kuprevičius atėjęs. Koks Kuprevičius, jinai klausė. Ministras sako, čia Viktoro Kuprevičiaus sūnus. Jinai pakėlė mane savo didelės akis. Kuprevičiaus? Kiek reikia? 20 000. Ministrė bus. Ir mes gavom tos pinigus. Tai aš grįžau namo su konjakėliu tėvui. Nes per jį gavau. Dėl to pasirodo, koks reiškia Viktoro Kuprevičiaus autoritetas žydų tarpe. Bet tikrai mes labai daug bendraujam su žydais, iki dabar aš bendrauju, dabar aš galėčiau čia atskirą paskaitą skaityti iki ryto apie tai. Tai va, ir reiškia padarėm mes tą įrašą, gana sėkmingai, surinkau iš ten tos dainininkus visus, įdainavom ir buvo, aišku, pirmiau padaryta fonograma, kaip sakoma, o paskui ant viršaus atėjo dainininkai. Vilkončiaus ansamblis chorą atidainavo, Rolandą dainavo Vytautas Kernagis, jau Takaitė Monika, Inskas dainavo Julių, taip toliau, Blušiaus balsą iš choro. Ir mes padarėm įrašus. Dabar, reiškia, kadangi Modris ieškojo pastatymui neutralaus veikalo Valmieros teatre, kuriame jis kaip tremty tenai bandė kažkokius kūrinius darbus daryti. Teatras provincijos, tekstilės miestas, vien tik moteris. Ir tas teatras šiek toks buvo reikalingas tokie kultūriniai kažkokie atvangai. Vyrų jis neatstojo, žinoma, tas teatras, bet moteris be teatro gyventi negali visam pasaulyje, tai čia jau yra įrodyta. Ir pagrindinė publika yra moteris, 80%, 90%, o ten 100%. Ir kada aš eidavau į salę, tai visos žiūrėdavo pirmą veiksmą į mane. Tai, žodžiu, tai būdavo toks spektaklis. Na ir Modris sako, aš turiu uždainuoti, duoti viršui, reiškia, chorą, kuris dainuotų latviškai. Choro tai negalim mes turėti spektaklį dramos teatro Valmieroj. Tai susitarė su Kakaru. Kakaras buvo vieno geriausių tuometiniai Sovietų Sąjungoj choro Ave Sol
vadovas. Tai buvo toks choras, nu kaip pas mus dabar jauna muzika, tarkim, taip, Vilniaus arba Kauno valstybinis. Tai tokio dar net aukštesnės kategorijos. Na ir jie uždainavo ant tos fonogramos įrašus, mes darėm Rygos plokštelių studijos įrašų salėje. O kadangi ne visai patiko Kakarui akompaniamentas, kurį mes padarėm čia Lietuvoje, tai padėjo Paulso grupė. Paulso muzikantai įrašė naujai fonogramas Rygoje. Ir, taip sakant, labai tvarkingai, vokiškai, reiškia, švariai viskas ten buvo labai, gal mažiau dvasios, mažiau to jausmo, kaip pas mus daug atperkam su jausmais, reiškia, sako, čiuožt nemokam, bet koks jausmas. Tai čia irgi taip, reiškia, panašiai. Ir spektaklis vyko latvių kalba, išvertė pats Modris viską. Dalyvavo ten ir jo žmona Monika, vieną, man atrodo, spektaklį vaidinus. Vargšė paskui, reiškia, ją prarado autokatastrofoje. Ir nepaprastai žavi dama buvo Ilzė, labai jautri ir maloni moteris. Ir šitą visą, reiškia, programėlę rodo visišką jo Modrio kuklumą. Jisgi sukūrė ir scenografiją. Ir ta scenografija buvo labai įdomi. Visas spektaklis tai buvo per 2 veiksmus statoma ir ardoma per 3 aukštus sceną pastoliai statybiniai, metaliniai. Jie surenkami ir išrenkami. Visas spektaklis, tokia dekoracija. Ir atitinkamom scenom, reiškia, buvo tas daroma. Neturiu fotografijų, negaliu parodyti. Galbūt yra kažkur išlikę, reiktų gal ir tiesiog paieškoti. Užklausiau teatro, bet kol kas negavau atsakymo iš pačio teatro. Turėtų teatre galbūt būti kažkokios nuotraukos. Spektaklis turėjo didelį pasisekimą, jis net buvo parodytas Rygos stadione. 1000 žmonių. Netgi taip. Ko mes čia, žinoma, neturime. Mes net nesugebėjome anglų, britų, lietuvio bendruomeniai prašant realizuoti ugnies medžioklės Anglijoje. Negalėjo nei užsienio reikalų ministerija padėti, nei kitos, nei kultūros ministerija, aiškia. Taip sakant, svarstė ir paskui patys pasikeitė. Tai čia irgi tas svarstymas, kol vyko Lietuvoje, o gal taip geriau, o gal anaip geriau, tai gal šitaip, tai gal anas statys, o jeigu anas statys, tai šitam blogai, jeigu tas statys, tai anam negerai, tai gal palaukiam, tai gal atidedam iki vasario mėnesio, o vasarį žiūrėsim, kaip kovas atrodo. Ir taip mes svarstom, reiškia, iki dabar visus savo klausimus ir reikalus. O jie padaro. Kol, sako, mes mėgojom, tai jie dirbo. Ir padarė. Tai ir tas pirmoji premjera įvyko Latvijoje. Kokia gėda, taip, reiškia, čia išleidžiam mes 20 000, o pirmą premjerą Latvijoje. Tai kaip taip gali būti? Tai skandalinga situacija. Tai aš šitą programėlę jums pridėti prie kitų, nes galbūt ir neturit. Ne. Tik tai čia kopija, žinoma, nes originalo atiduotas į archyvą yra. O toliau, jeigu tęsiant, tai pas mus 14 metais Gytis Padegimas atkartojo vėl tą ugnies medžioklės. Net ne 14, o ko gero 5 Pergalės kino teatre Vilniuje. Tai tada 2 kartus, vadinasi. 3. Tai va, tai čia kompensacija, kad prieš tai buvo nepadaryta, tai... Ir Domino teatre dar buvo pastatymas Vilniuje. Ir Alytuje buvo.
ir Klaipėdoje 2 pastatymai. O kodėl šitą spektaklį tiek norėjo statyti? Ar dėl muzikos, ar dėl libreto? Nu, muzika geniali. Muzika, aš skaitau, kad tai nieko tai dėl muzikos. Nieko geresnio. Bet ir pati ta istorija ten tada gražu žiūrėti. Nu, žinot, jeigu paimta atskira istorija, tai ten nieko nėra. Nieko nėra. Kaip ir visų muzikinių veikalų istorijos yra nulinės. Ten nieko nėra. Nu, gerai, Traviatą, sakykim. Taip, nu, čia aš bendrai Traviatą aš irgi skiriu prie miuziklų, dėl to, kad pagal visus parametrus, kaip ir Faustą. Ta Fausta, kuri Guno parašė, ne ta, kur Getė. Tai yra šioks toks skirtumas yra. Ne šioks toks, o labai didelis. Nes toks yra, miuziklas tai yra, nu, vis tiek lengvas žanras, jis nėra giluminis žanras. Tai jis yra gal truputį aukščiau, tai yra giliau operetės. Bet kad jis būtų opera, tai iš viso čia aš nekalbu, čia nieko juokingesnio nieks negalėjo sugalvoti gyvenime. Tai yra absurdas, kas opera, tai čia nežinau, kas gali būti juokingiau už operą. Įsivaizduojate, reiškia, peilis įvarytas čia kiaurai išlindė, o dainuoja do viršutinę. Kraujai čia tomatai bėga baisiausiai, visi verkia salėje susėdė. Ir dar toliau, reiškia, tik baigia, nuleidžia uždangą, tai dar išeina kloniuotis. Peilį ištraukia, žinoma, kai kada užmiršta, ištraukia. Išeina. Ir visi tiki to. Čia blogiau negu cirkas. Cirke tai žinai, kad tave apgaus, reiškia, o čia tai dar tiki visko. Ir mes to spekuliuojam, su didžiausiu malonumu darom iš kitas operas, rašom vieną po kitos. Tai jau tas miuziklo lėkštumas yra, nu, egzistuoja tas. Ta istorija tokia yra labai triviali, ten, nesakyčiau, kad ten trikampis, trys, reiškia, dar jau kaip klasika. Tai va. O muzika, tai jos ir buvo poreikis gausus muzikos, nes kada aš gavau medžiagą, tai matėsi iš karto, reiškia, kad kaip dramos spektaklis, jis, negali būti, reiškia, toks. Jis nėra sudėtas kaip ir parašytas jisai tokiom eilėm, tokiais, reiškia, nežinau net kaip pasakyti, reiškia, tas tekstas prašėsi galybės muzikos. Uždėt ant jo muziką. Ir ta muzika tada pakelia tą tokį gana paprastą siužetą į tokią, reiškia, solidžią aukštumą. Sureikšmina. Žmogus gauna viską ir pasikultūrina, paprastai tariant. Ir motyvų gražių pasiklauso, reiškia. Ir teatre pabūna. Žinoma, kad ta muzika gimė mano tokiam giliam domėjimąsi vakarietiška Big Beato muzika. Ir tuo metu buvo visiškas bitlomanas. Čiagi tas laikotarpis jau buvo labai aktyvus. Ir net nešiojau nežmoniškai ilgus plaukus, per kurios ten visokių būdavo juokingų nuotykių. Juokingų būtent, juokingų, ne tai, kad aš kalėjime nesėdėjau. Gaila, žinom, būtų papuošus mano biografija toksai, reiškia. Faktas, kiti nesėdėjo, bet galvoja, kad sėdėjo ir apie tai pasakoja. Ir žinau net, kurie tikrai nesėdėjo, bet jie kalba, kad jie sėdėjo. Jeigu tu taip jau įsitikinęs, tai ir sėdėk. Bet visas spektaklis tikriausiai turėjo dar vieną tokį labai slaptą, reiškia, poveikį. Tai buvo pirmiausiai neįprasta tam laikui tarp kitų vaidinimų, kurie čia buvo statomi. Ir pati miuziklo, reiškia, miuziklo žanro atėjimas į tarybinio teatro sceną
buvo tuo metu toks labai, reiškia, iššaukiantis, drąsus žingsnis atrodytų. Ir to labiau, kad tai parašė miuziklą ne koks amerikietis, ne koks tenai Lloydas, o vietinis kompozitorius, reiškia, tai buvo toks labai rimtas ženklas. Be to mes ėjom tandemu, čia pat buvo ir Ganelino Velnio nuotaka, tai filmas miuziklas. Jeigu mano pirmas miuziklas teatre, tai jo pirmas miuziklas kine ir ko gero paskutinis, daugiau mes taip neturėjom. Dar mes bandėm daryti su Lukšu Žvangutį, bet ten nelabai gavosi dėl to, kad irgi medžiaga ne visai buvo tokia, kad iš to galim būtų ištraukti, reiškia, stiprų miuziklą. Daugiau toks muzikinis filmukas, Žvangutis. Ne visai, tai reiškia, gavosi, kaip norėjau. Bet dar buvo vienas miuziklas, kuris dabar taip ir vadinamas, tai Devinpėdžiai, iš kurio Skriski lietuvėlėn, reiškia, dabar tapo tokia labai savotiška su emigracijos tema susieta daina, dainuojama, gana keistai plačiai, netikėtai, visiškai nelauktai ir nenumatytai. Ir čia šito dalyko nesuorganizuosi, reiškia, neišeisi į gatvę ir nesakysi, kad, žinot, dabar dainuokite mano šitą dainą. Taip nebūna. Arba jinai gyvena, arba ne. Viskas. Kito kelio nėra. Kaip yra dainų, kurias aš labai norėčiau, kad tauta dainuotų jas. Taip, bet jų nedainuoja. Ir ką tu padarysi? Tu pats gali dainuoti ten išėjęs į Žaliakalnio turgavietę, bet tave išveš. Sakys, jis jau dainuoja. Vežam jį jau iš čia. Tai va tai tokie juokai. O reiškia, tas spektaklis gaila, kad mes prisimenu, kad aš siūliau, kad jie atvežtų parodyti Lietuvą, bet čia buvo pasakyta iškart, tik tai ne. Nes tai jau būtų visiška gėda. Visiška gėda, reiškia. Kad dar buvo kalba apie tai, kad kai išeis mūsų spektaklis, tai tada, galbūt tada, o jau tada anas neėjo. Nes ten irgi intrigos įvairios, ten iškilgais nebuvo rodomas repertuare. To labiau, kad Modrio Tenisono pavardė visą laiką keldavo tam tikrą, aiškiai, tokį negatyvą tarp teisingų menininkų ir teisingų vadybininkų tuo metu rate. Žinoma, kad paskui ta kontaktai su Modriu Tenisonu atslūgo, liko čia Kaune Asta Urbanavičiūtė, kuri įsiliejo į Stanislovo Rubinovo įkurtą jaunimo muzikinę studiją ir toj studijai Asta bandė ir sėkmingai bandė tęsti, reiškia, tos Modrio tradicijos vyksmą ir mes turėjome labai sėkmingą darbą. Tai opera, vieno veiksmo opera Ten viduje, pagal Meterlinką, kurioje buvo dainuojantis ir nebylus. Tai dainuojantis buvo salėj, kvadrofonija buvo pas mus padaryta, reiškia, 4 veikiantis asmenys dainavo kvadratų stovintis salėj, gale salės, prie scenos, o scenoje vyko pantomima. Nes pati pjesė Meterlinko liepė tokią sprendimą daryti. Tai yra pjesė apie tai, kaip uždarė, užsirakinę, užsimūrė, užleidę užuolaidas ir visą kitą atsiriboja nuo viso pasaulio. Miesčionis gyvena jaukų, malonų gyvenimą ir skaito laikraščius, žaidžia, mezga, šilta, jauku, o minia per lietų ir audrą neša
į tuos namus skenduolę. Vieną iš dukrų nuskendusią arba pasiskandinusią. Ir kai priartėja visa minia prie namų, reikia pranešti šitą baisią žinią ir niekas nedrįsta šito daryti, nes kaipgi suardysi tokį gražų gyvenimą. Tai vat Meterlinkas, aiškiai, tai vėl apie tai, apie ką aš kalbėjau preambulėje prieš mūsų 17 valandą, kada kalbėjau apie tai, kad gerbūvis yra gerai, bet jis yra pavojingas. Jis yra pavojingas, kol jis yra nesuvoktas, nesuprastas gerbūvis, arba jo reikia visuomet pastatyti reiškia ribą. 16 milijonų turi būti riba. Nes paskui prasideda varka. Negerai pato. Labai negerai. Ir į fantomą, reiškia, taip pat turi būti riba. Suprantate, reiškia, turim mes tą ribą mokėti pastatyti. Nes tada į tavo namus neš skenduolį. Į tavo namus neš. Ne, į Vokietiją neš, į Prancūziją neš, į visur neš. Ir tu nieko negalėsi padaryti, nes jis jau yra skenduolis. Jis jau yra, reiškia, ir jį neš. Minia neš. O minia gali būti barbarai. Gali būti modernus barbarai. Labai gali būti modernus barbarai. Su planšetais. Tai va, taip kad šito reiškia modelio priminimas šitoj parodoj, kurią jūs matot. Ir aš norėčiau dar vieną, taip mintise buvau susidėliojęs ir gerai, kad neiškrito. Tai ta ornamentika, kurią jisai vyresnis būdamas paskyrė labai daug laiko. Tai ornamentikos mistikai, jeigu galima pasakyti, ornamentikos metafizikai. Kas yra ornamentas? Ornamentas yra iš viso aukščiausia, reiškia, aukščiausia pasąmonės pasąmonėje vykstančio pasaulio supratimo procesas. Ir aš prisimenu, kada rašiau sonatą, Borobudur sonatą vargonams. Aš nebuvau Indonezijoje ir nebuvau tame vienuolyne, kuris ir vadinasi Borobudur. Borobudur reiškia šventykla ant kalno, taip turbūt reiktų versti. Tai yra terasomis kylanti šventykla. Tų terasų ten yra berods 7 ar kiek. Ir tos terasos tikinčiajam, reiškia maldininkui, ten atvažiavusiam, yra būtinas praėjimas per visas jas, iki tu pasikeli iki paskutinės terasos, kur jau nieko nėra. Ir pirmojose terasose bareljefai rodo primityvų kasdienį gyvenimą. Vyras muša moterį, moteris muša vaiką, vaikas muša šunį, katė medžioklė. Tolesnėse terasose tu patenki į gyvūnijos, augalijos pasaulį, kuris pamažu pereina į ornamentiką. Į ornamentiką pereina. Ir jau tu, kada praėjęs va šitos pirmus ratus, tu ornamentiką jau matai ne kaip tik tai kažkokį dizainą. Taip, bet tu matai ornamentikoje išlikusius tos elementus iš realaus gyvenimo. Tai lapija, tai gyvūnija, tai kažkokie santykiai žmonių, kada susipynė, tai kažkokie astronominiai dalykai, kurie ten puikiausiai kitaip neišreikščia, tik tai per ornamentą. Ir galiausiai dar ir tas dingsta. Ir tuomet tik tai lieka tos tupos, kaip vadinasi, taip, reiškia, tie varpai tokie, kur sėdi būdos viduj.
jos tik sustatytos. Ir kada užlipi ant paskutinės ir jų nėra. Ir tada tu pamatai savo kraštą, peizažą. Nes jis yra aukščiau, tu aukščiau žemės, reiškia, horizonto pakilęs. Tu matai pievas, tu matai gyrę, tu matai apačioje besikuičiančius gyvulius ir žmonės, vaikus besibarančius, besimušančius. Bet tu esi va tam pakilęs dar aukščiau, reiškia, viso šito. Ir čia aš vėl prisimenu ne Platoną, o Plotiną, dar toks buvo irgi, reiškia, filosofas Plotinas, kuris irgi kalbėjo apie tai, kad ne dangaus reikia siekti, o dangus turi būti tavo tikslas. Ne pirmas dangus, antras dangus, trečias dangus, jų yra daug. Ir tu turi pasiekti, reiškia, jų kiek galima daugiau per savo gyvenimą. O ne tą dangų, kur debesėliai, ten vaivorykštės visą, reiškia, gėjai. Nes vėlgi, reiškia, viskas kiek suprimityvinta, kiek viskas nuėjo į tokį, reiškia, absoliutų antižmogišką marazmą. Visiškai nuėjo iki, jeigu jau kyla mintis, kad juodi klavišai tai yra rasizmas. Išlupkim juodus klavišus, išlupkim, meskim lauk juodus klavišus. O ką tada daryti su baltaisiais? Nudažykim juos rūžavai. Ne, dar geriau Garliavos gyventojai sako violetinė spalva, būtų dar geriau. Mums patiktų. Įsivaizduoju, vat yra toks absoliučiai žmogėjęs mąstymas. Šūnės mąsto gudriau. Šunų žvilgsniai yra gilesni negu tų, kurie juos veda. Pastebiu. Mes neturim šuns. Mes patys šūnės. Suprantat, mes jau patys pasidarome va tokie neįdomus patys savo. Tada prasideda naikinimas. Tada reikia sunaikinti. Pirmiausia išsityčioti, o paskui sunaikinti. Ir tas procesas dabar, kaip matom, žaviai vyksta. Žaviausių būdų. Su visų inteligentų, su visų kultūrininkų, ministrų, prezidentų, su visų dalyvavimu, tokių aktyvių, tokių geranoriškų, tokių atsidavimų. Ir todėl aš sakau, kad tas Modrio priminimas ornamento, valčiškai grįžtų vėl aš prie to, apie ko pradėjau, ir netgi tokio, sakyčiau, ornamento figūrinio, erdvinio ornamento. Aš jau archyvą atidavęs, turbūt nuvežėmės į archyvą. Yra, reiškia, albumas toksai ir kada pirmo viršelio išpjautas kvadratas. Ir ten atsidaro, reiškia, matai, ornamento dalis, o paskui, kai pakelia, tai dar atsikelia. Ir visą laiką įskinta. Visą laiką susidaro kita konfiguracija, toks, reiškia, vizualika tokia, optika. Čia apie žurnalus tokius kalbat? Taip. Čia tame stale yra? Turi. Turi, taip yra žurnalai. Bet jo buvo dar ir neišleistų, tokių, reiškia, visiškai pavienių lapų, kuriuose jisai dėliojo. Jisgi paišė puikiai, jis turėjo puikią ranką, eskizavo labai gražiai. Jis savo spektaklius kaip kūrė, kaip filmus multiplikacinius. Juose, reiškia, jisai tiesiog kadravo kaip kino režisierius. Jis kūrė tos, reiškia, savo pantomimus. Čia kitoj salėje. Taip, yra, turi būti, nes aš puikiai žinau jos, nes mačiau, kaip tas vyko, ir mačiau, kaip jisai paišydavo. Na ir žinoma, buvo tokių, jau čia visai pabaigai, būdavo tokių etiudų, kuriuos jis mėgo daryti. Tarkim, trupė išeina į Laisvės alėją
ir visi, ten 10, kiek 12, visi sustoja prie kokios nors vitrinos ir pradeda įdėmiausių būdų ir stebėdamėsi žiūrėti, kas vyksta ten, kažkas vyksta toj vitrinų, reiškia, neįtikėtinas dalykas ir reakcijos, reiškia, bet be kalbos. Be kalbos. Ką tos pardavėjas galvodavo? Ne, pardavėjai ten viduje, jis čia laukia. O jie laukia, tai pardavėjas mato, kad jas taip žiūri? Gal jos irgi ten viduje, irgi žiūri jos, taip reiškia, dalyvauja veiksme, nesąmoningai. Tai viskas suprantama, kodėl tos pantomimus taip žiūrėjo, kad jie išstoliai. Ir, žodžiu, pradeda rinkti žmonės. Žiūrėti per jos, jie neleidžia. Jie neleidžia, kur tu čia lendi, čia mes žiūrim, o žmonių vis daugėja. Ir tada, reiškia, jie, kadangi meistrai visi kūną valdo fantastiškai, jie kaip unguriai išslenka iš to viso būrio ir atsiduria gale minios. Ir tada jie pradeda juoktis iš tų, reiškia, visų. Ką jie čia daro, ką jie čia žiūri. Tada tie atsisukę, reiškia, mato, kad jos išdūrė, kaip reikia. O ten nieko nėra, Tai šitas, reiškia, tokia žaismė. Dažnai taip vykdavo? Dažnai nereikia. Gal sakau per pietų pertrauką, jeigu tai būtų sąžinė. Ne, dažnai nereikia, aš tai vieną kartą mačiau, nežinau, gal jie darė kasdien 400 kartų, aš nežinau, bet aš vieną kartą tik mačiau, man pasirodė, kad tai yra pakankamai daug. Ir tos reakcijos labai geros, dėl to čia nieko naujo, čia mes žinome ir iš turgaviečių, kada tu sumoki, reiškia, tenai pinigėlį ir tau per skylutę parodys ten kažkokį fokusą, kažką tu pamatysi, ko tu niekad gyvenime nematęs. Taip ir parašyta ten didelėm raidėm. Ir tie sumoka pinigėlį, ten nieko nėra. Ir nieks nedrįsta sakyti kitam, kuris eina mokėti pinigus, nes kaip tu prisipažinsi, kad tu nieko nematėjai. Aš pats Italijoje mačiau, būdamas 75, kuriais metais buvo kompozitorių sąjungos tokia organizuota kelionė, susipažinti su italų kompozitoriais. Žinoma, ten su vienu susipažinau, o daugiau ten buvo aplankymas muziejų ir visų kitų įdomių dalykų. Ir mes su Gorbulskiu buvom tada, reiškia, dviesiem, sakom, einam pasivaikščioti, paprašėm, mus leido. Aš sakau, tave prižiūrėsiu, tu mane prižiūrėk, ir mes ėjom Romai. Pavaikščiam truputį. Ir mes užtikom automatą. Automatas striptizas. Kaip praeit dabar pro striptizą? O striptizas, reiškia, tu sumoki tenai kažkiek tu įmeti lyrų ir tau rodo, kaip moteriškė nusirengia. Ir dabar, reiškia, tu įmeti, mes abu bandom ten su viena akim žiūrėti ir dabar ta moteriškė nusirengia kažkiek ir sustoja. Dar įmesk, reiškia. Tai jisai, Gorbulskis sako, tu mesk, sako, gerai, dabar aš metu. Vėl, reiškia, dar kažką nusimeta ir vėl sustoja. Dabar sakau, tu mesk. Tai mes ten įmetėm kažkiek tų pinigėlių. Paskui jau atrodo viskas, jau dabar turėtų būti baigta. Pats įdomumas. Jis įmetė, jinai pradėjo apsirenginėti. Šitie fokusai čia yra fantastiški, jie yra žavūs ir ta žaismė tokia, gatvės teatras labai dažnai tos dalykus daro ir dabar mes turim tokių fantastiškų pavyzdžių visam pasaulyje. Tas, žinoma, būna ir tokių vulgarių, tokių neskanių, tokių grubių dalykų, bet tai čia jau skonio reikalas ir kultūros. Bet vakariečiai ir Lietuvoje tai būna tose teatruose, gatvės teatruose būna labai smagių nutikimų ir tokių tikrai žaismingų dalykų. Jeigu jie neperžengia, aišku, padorumo ribos ir neperžengia kažkokių kultūrinių
kultūrinių prasmių, jie vis tiek turi turėti kažkokį rezoną, jie turi turėti kažkokią prasmę, jie turi turėti, kaip ir bet koks meno kūrinys, man atrodo, jis negali būti beprasmis, absoliučiai, jis vis tiek turi turėti savyje, nešti kažkokią, kad ir nedidelę mintelę, bet jisai ją turi nešti ir kažkaip ją vis tiek mes turim perskaityti. Nes jeigu šito neįvyksta, tai tada yra grinai europinis projektas. Grinai europinis projektas, kažkas prasuko tenai vieną ar kitą tūkstantį tenai kažkokiais būdais. Tai tas egzistuoja, bet prisiminkim, kad Liudviko van Bethoveno laikais Vokietijai muziką kūrė 14 tūkstančių žmonių. 14 tūkstančių. Tai už tai jie ir turėjo Bethoveną. Reiškia, ta kiekybė čia nebuvo blogai. Kūrė bet kas, reiškia, ten ir kunigaikštytės, ir froilenos, ir visokie, reiškia, neįgalus ir įgalus muzikoje žmonės kūrė muziką. Nes ta kiekybė dažnai pasiteisina, per ją atsiranda ir kokybė, ir gana aukšta kokybė. Tai buvo netgi vienas kompozitorius, kuris kūrė muziką medyje. Netoli Leipcigo buvo įsikūręs, reiškia, medyje kažkokia dirbtuvėlė ir ten kūrė muziką ir visi eidavo žiūrėti, kaip jis tą muziką kūrė. O vienas altistas, tai čia jau perinu prie linksmosios dalies, bet reikia ir jos. Altistas irgi medį sėdi ir groja. Tai klausia, ką tu darai medyje, lapuoti sėdi. Sako, aš groju iš lapo. Tai reiškia, šitie parodo tą šmaikštumą. Ir vėlgi grįžtant prie mūsų šiandieninės, reiškia, temos pokalbio, mes turime visą laiką grįžti prie to, kad pantomima yra ir šmaikštumas, ir išradingumas, ir būtent ta antras planas, antra prasmė, trečia prasmė, kuri būtina yra netgi tada, kada yra žodžio laisvė, kada yra tokia žodžio laisvė, kad tu gali net nieko nesakyti. Ir tai reiškia, yra tau laisvė nieko nekalbėti, tai reiškia, tu gali sau leisti. Bet kad tą antrą planą mes visą laiką turėtume, kad vis dėlto užuomina veiktų. Jinai plečia tavo saugiklius, tave daro saugesnių būsimai ekstremaliai situacijai, kada tu galėsi rasti išeitį. Nes jeigu tu neturi šitų įgūdžių, antro, trečio plano supratimo, tu negalėsi netikėtoj situacijai ieškoti sprendimų, tu būsi nekūrybiškas. Na, aš taip galvoju, žinoma, kaip viena moteriškė man sakė, žinot, maestro, nuo 65 metų jau galbūt geriau, kad mes jau ir nešnekėtume. O norisi. Ir daug. Ką šiandien ir pajutot. Turite klausimų gal? Net nežinau apie ką, nes čia labai matė. Mes galbūt pabaigai dar pasiklausom. Gerai. Kažkokį fragmentą. Nors tai tame spektakly buvo ir lyrinės muzikos, nu dar va čia toks yra fragmentukas. Mamutų medžioklė. Vat ir viskas. Tokia nedidelė.